Sveiki, mėlieji Dzūkijos krašto žiūrovai. Dėkui, kad esate drauge su mumis. Laidoje pasakojimas apie nedidelį kaimelį Kučiūnus, esantį Lazdijų rajono vakarinėje dalyje, prie pat Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos ir čia gyvenančius visą širdim savo kraštą mylinčių žmonės. Mūsų tėvai, kaip sakyt, dėdukai, pradinukai gyveno čia. Tuo laiku Juozapas Galeckas kūrė parapiją ne veltui. Iš tikrųjų yra daug labai nuoširdžių tokių atsidavusių entuziastų, kurie ne vien melstis moka, bet ir giedot moka. Dzūkų žmonės, kaip ir visi, kurie mėgsta mažiau kalbėti, o daugiau dirbti, tarpusavį niekad nesako, kad jie kuria ateitį, daro kažką naudingą. Jie kelia ir gula su savo paprastų žmonių, kitokių čia ir negyvena, rūpesčiais, nesivildami, jog rytoj ar poryt tų rūpesčių liks mažiau ar visai nebus. Tačiau jie visą širdį myli savo kraštą ir jame gyvenančius žmonės. Ir lauksiu tavęs miela ir tavo skambančių dainų. Kučiūnai, bažnytkaimi pasaulio pakrašty, Dzūkijos ašara skaidri, pakibusi ant kvepiančių šilų blakstienų. Kai įsiprausus ežero Vilny, saulutė smilkina pušų kodylą, dosniajam sutvėrėjui paukštelių džiugesio pilni beržynai vargonuoja. Čia sugraudinta širdimi maldas ir giesmė viešpačiui keli, kad ji plazdėtų vis jaunai tarp iškilių šventovės sienų. Kaip jaunas lieka amžinai Kazimieras globėjas. Kazimierai, šventasis karalaitė, speigai rūsčios nemeilės širdį Lietuvai sugėlė. Pašvieski lelyje iš amžino pavasario dangaus, parskriski džiaugsmų vyturiu į delną tėviškėlės, įkriski meilės spinduliu į širdį klystančio žmogaus. Štai garbiai didžiojo kūrėjo vėl pailgėjo tavų šventovių vėrinys, kaip gintaro rožančius, kurio iš rankų niekad neišleidi. Mes meldžiame tave karštai, švelniausiai glostyk mažiausią savo gintarėlį, Dzūkijos ašarą Kučiūnus. Ir tavo skambančių dainų. Kučiūnai tai nedidelis bažnytkaimis, parapijos ir seniūnijos centras Lazdijų rajono vakarinėje dalyje, prie pat Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos. Spėjama, jog Kučiūnų kaimas susikūrė maždaug prieš 300 metų. Jo vardas kildinamas iš pavardės Kučiūnai. Seniau ši vieta, kur dabar įsikūręs Kučiūnų kaimas, buvo apaugusi didelėmis giriomis, kurios priklausė Alnų dvarui, Alnų dvaro savininkui. Beje, dar priklausė ne tik tai Kučiūnų žemės, bet ir Morkiškių, Aradininkų, Kaženių bei kitų kaimų laukai. Visoje apylinkėje garsėjo Alnų dvaro ponas Ablamavičius. Jis turėjo net 7 dvarus, turėjo daug žemės, net 6000 margų, iš kurių 2/3 sudarė miškai. Ponas Ablamavičius buvo labai žiaurus ponas, žiauriai elgėsi su savo tarnais, jų turėjo labai daug. Na ir kuris gerai tarnaudavom, tam padėdavom, o blogus tarnus išvarydavom, griežtai bausdavo. Na, vienas iš tokių tarnų pono Ablamavičiaus tai buvo pavardė Kučiūnas. Na, jis mokėjo prie savo pono prieiti ir visą, kuo jam patikti. Ponui Ablamavičiui mirus, jo turtus paveldėjo ainiai. Šie neturėjo tokio autoriteto žmonėse, todėl tvarka iširo, laukai dirbonavo, ponai lindo į skolas. Na ir ėmė kirtinėti miškus. Greitai didelė Alnų dvaro laukų dalis atiteko žmonėms.
Sunku buvo pirmiesiems Kučiūnų kaimo gyventojams kurtis. Laukai kelmuoti, neįariami. Pirmiausia, reikėjo žemę kapliais išdirbti, iškasti kelmus ir tik tuomet sėti. Ilgainiui neprieinamos girios virto dideliu Kučiūnų kaimu, taip vadinamu nuo pirmojo gyventojo Kučiūno, buvusio Alnų dvaro tarno. Pirmojo Kučiūnų parapijos klebono Juozo Galecko pastangomis 1910 metais Kučiūnuose buvo pastatyta medinė bažnyčia, o 1913-aisiais dviaukštė mokykla su sale kaimo vaikams. Šis veiklus ir energingas žmogus įkūrė chorą, organizavo bitininkų ir sodininkų kursus, įsteigė mėgėjų teatrą. Jis ragino parapijiečius leisti vaikus mokytis, rėmė neturtingus mokinius ir nuveikė daugybę kitų švietimo darbų. Tuo laiku Juozapas Galeckas kūrė parapiją ne veltui. Jisai čia, reiškia, Kučiūnų parapiją sukūrė kaip fortą, bažnyčios, reiškia, visuomenės lietuvių susibūrimo vietą Kučiūnai. Paskiau toliau, vėliau 1921 metais, reiškia, persikėlė į Šlavantus ir ten pastatė bažnyčią ir kleboniją. Ir toliau ruošėsi Viktorinoj. Čia pagal Rubežiaus liniją reiškia kaip tokie fortai, kad pasipriešinimas būtų Lenkų slenkimui. Vietinis gyventojas Vitas Jančiulis dar iš savo tėvų pasakojimų prisimena pirmosios Kučiūnų bažnyčios statybos pradžią. Galvojo iš anksčiau statyti bažnyčių, bet niekas nedavė žemės sklypo. Visi gailėjosi, kad metrą žemės iš kada, neturėsim duonos. Tai kai pasisino arklį, tai jis parvarė arklius ant kiemo, metė vadėlas ir nulakė, kur dabartinė to jau aikštelė. Ir ėmė reiks, vyrai, einam, darom susirinkimų. Aš atsiduodu žemės sklypų ir statom bažnyčių, kad nereikėtų važinėsim Berzdikų. Ir jis atsidavė daržus ir prasidėjo statybą. Šitas 1000 hektarų miško turėjo Rogovas žydas už Pazapšių. Tai iš to 1000 hektarų daug 100 medžių išrinkti kokius aukščiausius, storausius, paaukavo bažnyčiai. Benoną Launikonį pelnytai galime laikyti Kučiūnų kaimo gatvių krikštatėvių. Jo iniciatyva Kučiūnų gatvių pavadinimai atsirado neatsitiktinai. Argumentuotai parėmiau, reiškia faktais, įrodžiau, kad būtina pavadinti tą gatvę link Lenkijos Juozapo Galecko, ana, kur link kapinių eina, link mokyklos, kadangi Alnos upelis teka, tai Alnos, ir pritarė kiti dar žmonės tuo pačiu pavadinti. O šitą gatvę link Puodiškės, kadangi 3 ežerai ten galia yra, tai kad orientuotųsi, nesugalvoja ten visokių, žinot, ir kalno, ir, tai sakau, kalnai, ir žalios visur, čia tokie pavadinimai. Ten 3 ežerai, kad orientuotųsi tie visi ponai, kurie įsigijo sklypus ten prie ežerų, kad jau važiuotų ir kiti žinotų, 3 ežerų gatvę, o šitą link Lazdijų, kur Vilties gatvę, kadangi visi važiuoja į ligoninės, ten į Kauną, Lazdijus ir su visokiais reikalais, ir į savivaldybę su savo problemom, tai su viltim važiuoja. Ir tarp kitko jaunimas čia yra tokio, žinot, kaip ir visoje Lietuvoje išgeriančio, turi viltį, reiškia tėvai, kad kada, ir visi turim viltį, kad kada tai nustos girtuokliavę ir bus, reiškia, surimtie žmonės. Nu tai va, pateikdamas tokius argumentus rašytinai, schemas daviau, nubraižiau, reiškia, ir Margelis vicemeras pritarė. Nuo pat parapijos įkūrimo pradžios Kučiūnų bažnyčioje buvo suburtas stiprus choras. Ši tradicija išlaikyta iki šių dienų. Nuo 1991 metų bažnyčioje vargonininkauja ir chorui vadovauja muzikos bei tikybos mokytojas Juozas Pileckas. Iš tikrųjų yra daug labai nuoširdžių tokių atsidavusių entuziastų, kurie ne vien melstis moka, bet ir giedot moka. Tai su choru iš tikrųjų choras palyginus yra jaunas,
Žinoma, nenurašom mes ir tų vyresnių žmonių, kurie iš tikrųjų yra atidavę savo tą duoklį ir gieda ten po 40 metų ir daugiau. Tai būtų, ko gero, man atrodo, nuodėmė juos pasakyti, kad tu jau nebereikalingas. Tai jie labai gražiai įsiterpia į tą atjaunėjusį chorą, jie jų neperėkė, gerai sutarėm, sakykim, tos visos kartos. Gimęs ir užaugęs muzikalioje šeimoje, Juozas Pileckas bažnytinę muziką esą pamilęs nuo pat vaikystės. Aš, kai ateidavau į bažnyčią, aš labai didelę dalį laiko praleisdavau atsisukęs link vargonų, ne link altorius. Už tai aš gaudavau ir bart nuo mamos, bet kažkaip mane tai žavėjo ir matomai. Bet pagrindinė meilė muzikai, ko gero. Tai lėmė, kad atėjęs čia į Kučiūnus, sakykime, pradžioj gavau paskyrimą į kultūros namus dirbti po studijų ir norėjosi kažką tai padaryti, kažką nuveikti daugiau. Kučiūnų parapijos bažnyčios choras, vienijantis 25 tikinčiuosius, kurių vyriausiajam net per 80 metų, dažnai kviečiamas pagiedoti ir į kitas parapijas. Man labiau pridūšęs yra tas tradicinis giedojimas, klasikinis, kur pagrindas yra bosai, kažkas tokio, kur harmonija yra nuo iki, pilnas skambesys. Na, jeigu tokių giesmių, sakykime, pagal sudėtingumą, pagal savo lygį kažko nepavyksta surasti, ten pasiaranžuoji, galų gale nemažai ir mano kūrinių giedant kažką tai susikuri pagal tai, kaip tu įsivaizduoji, kaip jauti, ką gali pagiedoti tas kolektyvas. Bažnyčios choro vadovo Juozo Pilecko iniciatyva šalia senojo fisharmonijos dumplinio instrumento atsirado naujutėlaičiai šiuolaikiniai vargonai. Iš Kučiūnų parapijos kaimų visuomet išsiskyrė Puodiškė ir Zelionka, kur ilgai gyveno beveik vieni rusai stačiatikiai, vietinių lietuvių vadinami maskoliais ir staravierais. Į šį kraštą jie buvo ištrimti caro Nikolajaus I valdymo laikais. Mūsų tėvai, kaip sakyti, dėdukai, pradidokai gyveno čia. Jau žinot, tvėrė kapus, tai mes buvom valyti ant kapų. Tai akmuo buvo parašyta ant akmenio, kad 350 metų jau kaip čia mūsų tautybė. O, tai mes jau seniai čia gyvenam. Dabartiniai šių tremtinių palikuonės tarpusavyje dar kalbasi gimtąją kalbą, tačiau geriau ar prasčiau moka ir lietuviškai. Kalba vietinė šnekta. Senoliai išsaugojo savo senąją tikybą, tebesilaiko senųjų papročių. Nu, aš nežinau, kokie mes, ar mes lietuviai, ar mes rusai jau dabar, tikrai. Kad tai nežinai, ar lietuviškai pasakyti, ar rusiškai. Nu, tokie mes. Anksčiau rusakalbių buvo per 70 kiemų, dabar vos 7. Visai šalia Puodiškės gyvenvietės, gražiame gamtos prieglobstyje, daugiau nei prieš 350 metų pradėtose laidoti kapinaitėse, be aplinkinių kaimų amžinam poilsiui išėjusių sentikių, yra ir bendras 1941–1945 metų kare žuvusių tarybinių karių kapas, bei Rusijos ambasados Lietuvoje atnaujintas memorialas tarybiniams kariams atminti. Kučiūnų seniūnija yra viena iš 12 kaimiškų seniūnijų rajone. Gyventojų skaičius yra, mes esame antri iš galo iš tų 12 seniūnijų. Turime 907 gyventojus.
Turime 13 kaimų, seniūnijoje yra, tačiau yra kaimų tokių, kurie jau yra tušti, visiškai nėra gyventojų. Aptvėrė brololį darželį, darželį, pasėjo seselė rudę. Pasak Kučiūnų seniūnijos seniūnės Linos Marcinkevičienės, kultūrinis gyvenimas čia labai aktyvus. Ilgus metus gyvuojančiame folklorinėme ansamblyje susibūrė aktyvūs įvairaus amžiaus seniūnijos gyventojai. Ansamblio vadovė Jolita Karaliūnienė jam vadovauja nuo 1995 metų. Visus senesnius, tuos visus žmonės aš paveldėjau iš dabartinio mūsų vargoniko muzikos mokytojo Juozo Pilecko, nes jis prieš tai dirbo ir jis buvo subūręs jau juos tuos žmonės, o paskui perėmiau aš. O dabar paskutinius jau 5 metus turbūt, jau mes dar tų žmonių daugiau jaunų tokių prisikvietėm. Rausvai žiedeliai stovėlų. Didesnėje dalį savo laisvalaikio folklorinio ansamblio kolektyvas praleidžia drauge. Ir tavo skambančių dainų, ir lauksiu tavęs miela, ir tavo skambančių dainų. Visas kolektyvas draugiškas, o kas draugiškumų veda? Vadovai, direktorė, sako, ir vienas per kitų pasikalbam, ir mokinamės repeticijose. Tai bažnyčia nuveina, iš bažnyčios vėl čia suveina. Na ir tai kur kokius ir važinėjom, ir Lenkijom buvom, ir kad tame tai Druskiniuose buvom, visur va taip. Jaunų žmonės įtraukti į folklorinio ansamblio veiklą esą nebuvo taip paprasta. Tačiau bendromis pastangomis su mokyklos mokytojais sekėsi puikiai. Mes darydavom tokius bendrus renginius jaunimui, dėl ko sakydavom, kad jeigu jūs eisit į folklorinį ansamblį, dainuosit, jums bus bilietai nemokami, jūs visur išvažiuosit. Bet iš pradžių tai jaunimas, aišku, tikrai netikėjo ir visą laiką žiūrėjo į šitas aprangas, tai kažkokį senovinį rūbą, kuris yra negražus ir nereikalingas ir greičiau nusirengdavo. Bet va šiemet, kai nuvažiavo, visas naujus aprangas gavom, susiuvo, nupirko. Tai nuvažiavom į Vilnių dainų šventę ir iš pradžių sakė, mes jau dabar iš karto greitai padainuojam ir viską nusirengiam ir viskas. O paskui pabuostais rūbais, sako mergaitės jau mano vadovė, žinokit, mes girdėjom, kad moterys iš šono stovėjo ir šnekėjo, kad labai gražūs rūbai. Tai mes dabar jau nenorim jų nusirengti ir jos ant šoko ir dainavo ir nebuvo nusirengę iki pačios pabaigos, nereikėjo persirengti ir dabar jau noras tas didesnis. Izabelė Ramanavičienė su daina nesiskiria jau 40 metų. Ji viena pirmųjų ansamblio dalyvių. Senoviškos dzūkiškos dainos mieliausios jos širdžiai. Senoviškas, katras dainavo močiutė dar, mama. Ir dabar dar susikūrėm. Šitos, visos gražios, su gražiai sudainuojam, visi susitaikom, kolektyvas. Kiekvieną dainuojam, kiekvieną graži būna. Nukirsiu klėvelį ir ąžuolėlį, stacysiu ciltelį per nemunėlį. Kučiūnų folklorinėme ansamblyje paties įvairiausio amžiaus žmonės. Į jo veiklą įsitraukia ištisos šeimos. Per nemunėlį, lankysiu mergelį kas vakarėlį. Tai yra anūkai ir tėvai, ir vaikai, ir mamos, ir tėtės, ir seneliai, va šitaip net išeina. Pasak vadovės, nemaža dalis jų repertuaro dainų atkeliavusių iš vyriausiųjų ansambliečių lūpų. Mūsų repertuaras tai yra gana labai įvairus. Mes, kada būna, pavyzdžiui, partizaniškas dainas labai mėgstam dainuot. Yra net tokių žmonių patriotų, tikrai va, kaip Kamarūnas, tas ir labai daug moka tų partizaniškų dainų. Ir Jurgis Vašerkšnas irgi labai daug moka dainų. Mes iš jų ir mokinamės, aš irgi netiek jau daug jų moku. Iš jų, grynai iš tų senesnių žmonių, jeigu jų nebūtų, tai ir tų senoviškų dainų tikrai nebūtų.
Repertuarą stengiamės pagrindę rinkti šito krašto žmonių kažkokias tai padainuotas dainas. Plus dar kažkokias gal šiek tiek ir labiau žinomas, bet kad skambėtų būtent tam sąstatui, koks jis yra pas mus. Na, kadangi nemažai turim vyrų, tai norisi kažko tokio masyvaus, plataus, gal ne visai dzūkiško, bet tai malonu širdčiai, kad užtrauki ten 2 ar 3 balsais, sakykim, ir skamba, ir kada vyrai tą laiko pagrindą, sakykim, tai yra malonu. Ir ne tik mums patiems, bet ir tiem, kurie klauso. Beveik pusė ansambliečių vyrai ir jaunuoliai. Šis ansamblis ne tik Dzūkijos krašto švenčių dalyviai, bet ir laidos Gero ūpo prizininkai, pasaulinės dainų šventės dalyviai. Mano mama visą laiką dalyvavo visokiuose ansambliuose ir visoje šitoj veikloj tokioj. Ir turbūt ir aš įsitraukiu, ir mano vyras dainuoja, ir dukros dainuoja, ir visa šeima dainuoja. Man daina reiškia viską. Tai pirmas, tai vaikystės prisiminimas gilus. Antra, tai tėvai. Aš kiekvieną kartą dainuodamas prisimenu tėvą ir motiną. Ypatingai motiną, kuri mane mokė, kadangi mano tėvai buvo gimę dar anais Lietuvos laikais smetoniniais vadinami. Ir kaip jie sakydavo, kad ir rugius kirsdami, ir šieną pjaudami, jie dainuodavo. Lietuvių liaudės patarlė daina ir nuovargį pakeičia. Puikiausiai dera ir prie šiandieninės ansamblio veiklos. Jaunieji folklorinio ansamblio dalyviai teigia mieliau dainuojantis linksmesnės dainas. Yra ir tokių biškį linksmesnių, liūdnesnių. Įvairios dainos būna. O kokios labiausiai patinka? Biškį linksmesnės. Išmokau šokti tautiškus šokius, ko nemokėjau. Dainuoti, klausyti, kaip dainuoja. Geresnę klausą turiu. Tai, kad šiame ansamblyje nemaža dalis jaunimo, bene didžiausias nuopelnas muzikos mokytojo vargonininko Juozo Pilecko. Jeigu tai kažką tu darai nuosekliai, tai savaime tai gaunasi. Tai ir su šituo jaunimu mes jau dainuojam nuo 1 klasės. Taip tokia nemaža klasė buvo ir beveik visi buvo su klausom, sakykime, kur galima buvo kažką tai veikti. Tai mes su jais visur, visokiuose ten konkursuose, festivaliuose, giesmių, dainų. Taip ir užaugo jie, ir kažką reikėjo daugiau daryti ir matyti, ir jiem buvo poreikis. 5 šašom šakiam, augo užaugo žalia liepa. 5 šašom šakiam. Dar vaikystėje meilę arkliams paveldėjęs iš savo tėvo, Vytautas Tomas Matukas iki šiol su jais nesiskiria. Tėvas ūkį turėjo arklius, nuo mažo vaiko. Jau už 10 metų gerai vedžiau arklius. Paskui, kada arklius paėmė į kolūkį, iki Arvijos dirbau su arkliais, paskui po Arvijos į vakarų traktoristo kabalniko. Ir dirbau su technika, paskui pradėjau brigadirauti. Vėl ūkį vedžiau arklininkystę, ūkiam iširus 50 hektarų žemės. Dirbu techniką turiu, arkliais dar nieko nedirbu, tik pramogai pravažiuoju. Taigi arkliai jums šiandien ar pragyvenimo šaltinis, ar hobis? Hobis šiandien, pragyvenimo šaltinio nėra. Ir kiek jūs turite šiandien arklių? Šiandien 5 turiu. Dar kumelė laukiasi, turbūt 6. Žirafa, Šarlotė, Briedė, Fėja ir Bijūnas. Tokiais vardais į savo augintinius kasdien kreipiasi Kučiūnų kaimo gyventojas, nei dienos neįsivaizduojantis be savo gražuolių arklių. Ateidė jau žvengia, pasinka, ateina, priraščiai ateina prie tavęs, paglostai bus pagramžę.
Svarbiausia mokėti juos suprasti, jausti jų nuotaikas, tuomet ir jie atsako tuo pačiu. Tampa geriausiais draugais, pasakojo arklininkas. Pradedant arklių kaustiumų ir baigiant jų šukavimu, Vytautas Tomas Matukas viską daro savo rankom. Tiesa, į pagalbą dažnai esą atskuba jo sūnus. Nei viena didesnė kaimo rajono šventė neapsieina be jo išpuoselėtų augintinių, smagiai traukiančių skambančią karietą. Tuo mūsų kelionė po šį nuošalų nedidelį Kučiūnų bažnytkaimį ir baigėsi. Čia sutikome dar ne vieną šviesuolį savo paprastų, bet nuoširdžių kasdienių darbų kuriančių mažus stebuklus. Todėl būtinai pažadėjom sugrįžti čia dar kartą.